Rilastil odai, kuri verta geriausio. Alflorex Plus. Subalansuokite savo gyvenimą. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ruošiuosi filmavimui ir noriu pristatyti šio ryto viešnią. Tai Tomos istorija įkvėpė labai ir mane, ir esu tikra, kad įkvėps ir jūs, nes kaip žmogus gali atsidurti nuo operacinės prie orkaitės. Taigi įsitaisykit patogiai, einam dirbti. Ir pasiruošimas laidai visuomet prasideda nuo rankų kremo, kuris drėkina mano rankų odą. Man labai patinka. Šiaip mano visas stalelis nukrautas yra Rilastil priemonėm, nes labai jas myliu. O tai, ką myliu, dovanoju žmonėm, kurie atkeliauja į mano namus. Tai esu pasiruošus. Rilastil maišelį, dedu prausiklį, kurį visiems giriu. Ir kas kartą juo plaunu ne tik rankas, bet ir kūną. Lūpų balzamas ir rankų kremas. Ką pati naudoju, tą ir dovanoju. Ai, svečiai patenkinti, jam patinka tokias dovanas gauti. Einam dirbti. Skanaus gyvenimo virtuvėje 2 kepėjėlių akistata. Aš jau, draugai, čia bijau improvizuoti. Apie savo pašaukimo paieškas. Tikrai, čia papuoliau, ryškiai. Ir karjerą nuo operacinės iki orkaitės. Jeigu nenori dirbti kažkam nuo 8 iki 5, tai ir visau kiaurą parą. Rilastil odai, kuri verta geriausio. Alflorex Plus. Subalansuokite savo gyvenimą. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Rilastil odai, kuri verta geriausio. Alflorex Plus. Subalansuokite savo gyvenimą. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Saulė kils, bučiuot tavo akių. Jos nušvis šviesa, dar nematyta. O, kaip tirtų, aš stebuklais tikiu. Visi kartu, draugai, opa! Labas rytas, mėly draugai. Labas rytas, sekėjėliai. Labas rytas, Tomutė. Įeikite į studiją, atsipalaiduokit. Ja, ir mes abidvi metam svorį, žinok. Na, čia tyčia, nes tu nori laimėti tą iššūkį, tai draugai. Aš labai norėjau, žinokit, pasistengti ir dėl jūsų, ir dėl savęs, ir išpešti kažkokį tai tokį profesionalios konditerės receptą. Sakau, gal galėtum granolą, o ta granola jinai irgi pagal užsakymus daro. Tai va, žinokit, va, naudingas dalykas. Ir kadangi mes abidvi metam svorį, aš galvoju, tikrai nekepsim nei spurgų, nedarysim nei tinginių, darykim kažką sveiko. Darysim sveiko ir pagal FODMAP dietą darysim. Esi girdėjus, ką nors? Taip, tu girdėjus, bet aš mūsų žiūrovam tai papasakosiu. Žmonės, kurie turi virškinimo sutrikimų arba kitaip dirgliosios žarnos sindromą, tai jam labai sveika yra laikytis FODMAP dietos. Tai yra 2 angliavandenių kategorijos. Vienos turi didelį FODMAP kiekį, kitos turi mažesnį. Ir atsisakius tų produktų, kurie turi didelį FODMAP kiekį, jum mažiau pūs pilvą, jūs jausitės lengvesni. Žodžiu, jūs tvarkysite savo žarnyną. Tuo pačiu ir jum kris svoris, mėly draugai, ir išbandyta. Tai va, tai ir gaminsim granolą, kuri tinka laikantis FODMAP. Taip, ir aš žinok iš karto, tu man dovana, aš tau dovana, kaip ten sako, akis už dantis už dantį. Aš tau noriu padovanoti labai fainą maisto papildą, kur vienoj kapsuliai yra milijardas gerųjų bakterijų. Tai lygiai tą patį, ką ir pasakau, sveikam žarnynui, sutvarko visą virškinimą ir tik tai 1 kapsulė per dieną, o jausitės gerokai lengvesnė. Labai geras dalykas, tos Alflorex kapsulės, va.
Jeigu netiki, tai parodysiu, kad mano maisto papildų krepšelį yra. Aš naudoju ir jaučiuosi kaip ant sparnų tiesiog. Labai, aš tikiuosi, kad skraidyti pradės. Tai viskas, ruodi, ką moki. Tomutė man liepė pripirkti įvairiausių sėklų, tai aš pasižiūrėjau, kas tinka pagal FODMAP, supirkau. Viskas labai lengva, ar ne? Jo, lengva. Viskas sumaišom, visas sėklas ir riešutus, vos druskos, kokosų aliejaus, klevų sirupo ir pašaunam į orkaitę 20 minučių, ar ne? Na, kol apskros, jo. Ir viskas, mes per tą laiką papliurpsim. O paskui parodysim, Toma atsinešė indelių, į kuriuos supilsysim ir tai galėtų būti valgoma dovana. Taip, o savo pasidarysim su jogurtu be laktozės. Einam pirmą nusiplauti rankas, pamatysiu, kokio gero prausiklio turiu. Taip, tai mes pasismulkinam riešutus. Jo, Gal pasismulkinam? bus paprasčiau. Man skaniau. Ką šiandien valgiai? Šiandien, Na. žinok, nepatikėsi, bet gėriau kavą. Taip. Realiai nelabai ką valgiau. Nes mes metam abi svorį, žinok. Taip, aš esu sugalvojus tokį iššūkį Instagrame, Aš kuris mačiau. vadinasi Visata mums padės. Tu nematai, tu jame dalyvauji. Aš žinok, nematei, išėjau pirmą dieną. Žinai, Tu išėjai kodėl? iš to iššūkio? Išėjau. Kodėl? Nes aš nusprendžiau, kad arba man reikia mesti darbą, arba dalyvauti iššūkį. Ja, Tai aš galvoju, labai daug moterų ir ten vyksta. Nenuobė desertų, tai ne man, tai galvoju, sorry, pamas, jūs kažkaip. Taip, bet dideliai bendruomenė atsakomybės jausmas yra didesnis. Žinau. Jau praėjo, žinokit, mėly draugai, savaitę laiko. Tai jeigu trumpai, tai apie tą iššūkį. Kad aš kaip ir kiekvieną pavasarį sugalvoju, kad reikia mesti svorį. Aš metu maždaug iki vasaros ir paskui vėl grįžtu į ritmą. Toks gyvenimo būdas. Ir vienai tą daryti labai sudėtinga, aš pagalvojau, kad į visą tai reikėtų įtraukti savo sekėjas. Ir paskelbiau su draugė tokią žinutę Instagrame ir, žodžiu, susirinko apie 30 moterų turbūt. Mes susikūrėm grupę ir mes kiekvieną rytą prisiduodam. Kiek sveriam, ką valgėm, kiek žingsnelių nuėjom, vieną kitai metam iššūkį. Pavyzdžiui, dabar iššūkis jums. Pasižiūrite savo telefoną, kiek yra procentų, kiek procentų, tiek šaliukų. Va taip. Op, 78, pavyzdžiui. Kylat ir padarot ir viską, šiandien laisvi. Ir va taip mes linksmai, žaismingai metam tą svorį ir sekasi neblogai. Per savaitę laiko bendroji suma 25 kg numetėm. Šaunuolį. Tu išėjai, būtų daugiau. Neaišku. Tai gerai, apie tos iššūkius ir svajonės savo gyvenime. Tai tu papasakok gal viską nuo pradžių. Ką tu esi baigus? Visų pirma, atvažiavau Kauną mokintis ekonomikos. Taip, rimti mokslai, tai ne grybukus kept. Nu, ne. Deja. Bet kažkaip po kelių metų pastebėjau, kad tai ne man. Nu, man per daug rimta ten. Nu ir šiaip, čia buvo tikras iššūkis, nes aš matematikos nemokėjau. Bet aš kažkodėl sugalvojau stoti ekonomiką. Nu, nežinau, bet man taip susišvėdė. Rimta pasirodė. Jo, taip? rimta, labai rimta. Tais laikais buvo rimta ekonomika. Nu ir žodžiu, 2 metai tai truko. Ir paskui galvoju, ne, tai ne man. Ir išėjau į operacinę. Taip, tai irgi rimti, tau rimti dalykai patinka, Tomutė. Ir tenai, ką tu darai? Tenais aš dirbu operaciniai ir ortopediniai per operacijas kaip padėjėja. Taip. Rimti reikalai. Tai va, tai dirbu operacinėje irgi ten gal 2-3 metus. Ir šiaip visai net buvau užkabinęs tas darbas, jau galvojau eiti mokytis. Buvau rimtai sugalvojus, jo. Bet kažkaip galvojau labai ilgai, tai taip ir... Na ir paskui, aišku, išėjau iš tenais. Nu, aš šiaip labai patiko, iš tikrųjų labai įdomus toks darbas, neeilinis. Nes ir kai pasiūlė man tenais ateiti, tai pirmas klausimas buvo ir bijai kraujo, galvoju, nu, nežinau. Gal? Nu, nesusidūrė. Ir pasirodo, tu bijai ir ne? Ne. Šiaip man kaip tik buvo įdomu, nors visiems, kam pasakydavau, tai visiems aplinkiniam būdavo baisu, ką aš dirbu. Ir paskui, aišku, išėjau į kitas rytis. Ir kokia ta kitas rytis? Irgi kažkokia arba prie peilio, arba labai rimta. Kas buvo? Prie žirklio. Tada aš kažkodėl sugalvojau, iš tikrųjų aš net pati nežinau, aš kartais galvoju, kodėl aš tą kirpėją tapau. Bet aš tiesiog galvoju, moku pinti kasas, nes turiu 2 sesės jaunesnės. Taip. Moku šukuoti, nu galvoju, būsiu kirpėja. Bet, nu, nežinau, savai įtikinau tėtį, kad man reikia baigtus mokslus, man reikia tų įrankių, man, žodžiu, reikia būti kirpėja. Plus draugė buvo kirpėja, pasiūlė vietą šalia dirbti.
Nu, tai pasitikau. Kodėl draugės nepadarysi? Dėl ko jau? Taip. Sako, laisva kėdė, kirpyklai tai užpildysiu. Gerai. Tai va, Ir tai tu dirbai tą kirpėją? Jo, dirbau 2 metus, gal 3. Bet kažkaip, ne man, nežinau, man nelipo. Aš, nebuvau kirpėja sukurta būt. Šiaip sekęs gan neblogai ir klientai grįždavo, bet, ne man. Ar plaukų niekam nesisudeginus, ne? Sudeginus, ne, blogai atkirpus tai. Vienas įgrįžo. Vienas vyras sako, perkirp, aš taip gal, Gerai, kad dar buvo likę tų plaukų, tai visą laiką gali dar buvo pataisyti. Jau atidaviau kolegijai. Ir gerai, 4 metų tu padirbai, taip? Jo, ir aš ten sėdėdama kirpykloje kažkaip vis sėdėdavau YouTube ir ieškodavau receptų. Taip. Ir man kolegė sako, ką tu čia veiki, tu žiūrėk kaip kirpti, žiūrėk kaip dažyti, tu receptų ieškai. Galvoju, tikrai, ne čia papuoliau, ryškiai. Ir tada gavos taip, kad atsidūriau konditerijai. Kaip taip gavos? Tai kaip? Tai tu nuėjai kažkokius tai mokymus, ką tu darai? Ne, aš mokymus nenuėjau. Iš tikrųjų, aš tada būdama kirpėja galvoju, eisiu dirbti beleką. Kažkokią darbą stabilaus. Ir aš nuėjau vieną kepyklėlę, kaip pardavėja dirbti. Vis tiek kažkaip jau mane traukė prie tos konditerijos. Ir man tada administratorė, kuri buvo darbo pokalbį, sako, tu gal nori konditerė būti. Aš sakau, bet tai nieko nebaigus. Apart to, kad namie ten kažką tai kepu. Gerai, jeigu jums patirties nereikia, aš ateinu. Ir aš atėjau. Ir jie mane apmokino, ir nuo to prasidėjo. Pradėjau ten ir paskui kitoj kepyklėlėje, tai žodžiu, va taip ir netikėtai aš pati net neplanavau. Tada, aišku, visokie mokymai, kursai, kažką va taip. Ir dabar tu turi savo kepyklėlę. Tarkim. Kuri taip vadinasi. Tomas desertų studija. Žiūrėk, aš imu dubenį, pilu 2 šaukštai sėmenų, jo, 2 sėmenų, 2 šaukštai čia, taip? Taip. Ir viso kito po 200 gramų. Taip. Gerai, nuostabu. O iš vis, koks tavo buvo vaikystėje santykis su maistu? Tu mėgdavai namuose gaminti? Kept ką nors? Ne, vaikystėje santykių jokio iš vis neturėjau iš esmės, nes mama tuo užsiėmė ir man kažkaip nebuvo poreikio visiškai. Tai aš virtuvėje taip gerai atsiradau tik tai po santuokos, kai reikėjo gaminti. Eik tu, tai kelių metų pirmą kepinį iškepi kokį nors saldėsi. Tai saldėsi, tai ten kepdavai tai visokių, žinai, piragų, bet kad ten kažką labai rimto ir su intencija, tai to nebuvo. Bet aišku, ten spurgas kaip visi žagarėlius, tai žagarėlius. Tinginius darydavau. Taip, viską susmulkinam ir džiovintų vaisių mes nenaudojam jokių, nes jie turi didelį FODMAP. Tai pas mus tik tai sėklos ir riešutai. Ir dabar, ką mes darom? Kokosų aliejus tirpintas, klevų sirupas ir matau, kad druskos lepiai. Jo, žiupsnelį. Žiupsnelis druskos. Viską sumaišom dubenį, dedam, išklojam į kepimo skardą ir apie 20 minučių kepam. Man tai jau nekepta, taip gražiai atrodo, kad aš jau čia galėčiau viską ragauti. Tai mes einam, išpilsim plonų sluoksnių viską į kepimo formą. Einu, aš ją atnešiu 20 minučių, taip? Taip. O kol gražiai apskrus. Maišyti nereikia, ne? Pagalvokite dar irgi. Prašau. Gal karštumo žiūrėsim. Kvepia visi namai. Tai va taip, jinai labai gražiai apskrudo ir mums ją dabar reikia atvėsinti. Taip? Tai aš ją grąžinu atgal, tegul jį vėsta, o mes tuo metu galim nusilupti ir susipjaustyti kivius. Taip? Taip. O kaip dar galima granolą pasiruošti, Toma? Jeigu neaktualu pagal FODMAP, tai aš dedu džiovintus vaisius. Ką dedi, kokius?
Spanguolės galima dėti, man labai skanu. Vojų uogos. Aišku, datulės, ir su medum galima daryti. Ir su medum, jo, tada gaunas tokia lipnesnė. Nu, iš esmės, tai ką nori, kas patinka, tą ir susidėti. Aš dažniausiai, žinai, tai granolą darau tada, kai turiu, pavyzdžiui, atliekamų riešutų. Jo. Žinai, padedi ant stalo į lėkštutę, stovi savaitę, kokią jau atsibosta, valgyt kaip ir nenori, neturi kur panaudoti. Tai tada labai gerai viską į granolą. Avižiniai dribsniai, prisiminiau, irgi labai gerai. Taip. Kiek fantazija leidžia, tai... O avižinių dribsnių mes nedėjom, nes jie turi didelį FODMAP ir tada galvoju, geriau iš vis mes jų atsisakykim ir tokia pasidarykim gryną ir prabangiai iš riešutų ir sėklų. Mes savo granolą darysim su jogurtu be laktozės ir į stiklinės, taip? Taip. Įpilsim vos klevų sirupo, tai kaip tu jo šiapjaustai? Nežinau, kvadratėlis. Svarbu papuošimas. Man taip, aš negaliu susidėti bele kaip. Aš jau, draugai, čia bijau improvizuoti, pastumiu į jos puselę tos jau ką moki, tai tikrai nereikia. Aš kalbėt moku. Taip, prašau šaukštą, pasiruoškite stiklines. Prašau, aš jums galiu padavinėti ingredientus. Jogurtas be laktozės, taip. Gal su kokiu kefyru galima irgi daryti, ne? Galima, jo, su pasukom kokiam gal, ne? Visai nieko. Bet man tas skaniausias derinys, tai iš tikrųjų su jogurtu. Ir kiek daug mums jos išėjo, tai žiūrėk, susidėjus į indelius, tikrai ne vienam rytui, pusrytelio turėtume. O kaip skanu, labai rimtai. Tai man tai kokosas labai patinka, ne? Labai. Traškam. Būtinai dėkit, jisai paruduoja traškus. Ir tas klevų sirupas, jis šiaip labai kvepia. Labai gerai. Man gal net labiau patinka negu medus, žinok. Taip. Viskas ir kivių dedam, taip? Taip. O aš pridėsiu į indelius ir kai šeštadienį važiuosit aplankyti savo pačių artimiausių, lauknešėlis iš jūsų namų. Aš noriu prie šito deserto ir pusryčio paruošti savo kavelės. Labai gerai. Kylam draugai šį rytą, gerai? Kylam. Aš einu ruošti, tu eik padengti tenai stalą, gerai? Pavaišinsiu savo kava, kylam draugai, tai yra braziliškos kavos pupelės ir turi šokolado, džiovintų vaisių poskonio. Kvepia. Taip, skanios kavelės, geros dienelės. Taip, norėjau ją paragauti. Taip, tai labai džiugiuosi, kad tu turi pirmų kartų pas mane namuose, bet man kava turi būti nerūgšti ir nekarti, tokia tiesiog atgaiva ir pasimėgavimas. Man kavos ritualas labai yra svarbus, aš kiekvieną rytą mažiausiai 15 minučių sau leidžiu praleisti su kavele. Tai va. Tai mano kava ir yra apie tai, pasimėgavimo tiesiog kava. Geriu. Aš ir labai kavą mėgstu, iš tikrųjų, kiekvieną rytą pradedu. Ir net nuo 2 puodelių. Vieną išgeriu prie pusryčių, o kitą išgeriu ramiai. Atsisėdu ir tiesiog kavelę. Aš vieną sau leidžiu išgerti lovoj, o paskui kitą... Tai čia jau prabanga. Taip. Tiesiog skaidulų šaltinis. Taip skanu. Ir traškam. Labai gerai. Ir būtinai, kai darysit granolą, kokosų drožlės tus dėkit. Kokios skanumo jos čia. O kaip tu suderini motinystę ir darbą?
Nėra labai lengvas reikalas. Savo veiklą aš iš tikrųjų ir derinau prie vaiko, nes kažkaip noriu atiduoti vaikui maksimaliai laiko, kad paskui nesakytų mama, kur tu buvai mano vaikystėj. Tai ir norėjau, kad darbas būtų ir mielas, bet kad ir neužimtų labai daug laiko. Ir nereikėtų numesti vaiko auklėm, močiutėm, kad paskui nevadintų vaikas močiutės mama. Tai tu net ir darbo vietą savo susikūrei savo namuose, ar ne, kad vaikas būtų šalia? Jo, taip gavos, kad įsigijom naujus namus, aišku, dar iki vaiko įsigijomės juos. Tai mano prioritetas ir buvo, kad būtų didelė virtuvė. Tai aišku, aš ją turiu, didelę, patogią. Tai ir labai patogu iš tikrųjų su vaiku kartu. Nes dirbant kažkur, vis tiek jau, tu išeini, vaikas, jeigu serga, kažkam reikia palikti. Čia aš esu namie, visada matau, kartu žaidžiam, kartu kartais gaminam, nes jai labai irgi patinka gaminti. Kartu su mama jo tešlas paminkint. Man tai žinai visą laiką klausimas, kiek viena konditerė per dieną gali iškepti tortų ar saldumynų? Kiek tu sugebi pagaminti? Realiai aš dirbu po 18 valandų. Nors ir dirbi namuose ir tu pati gali savo dėlioti savo grafiką, tu vis tiek dirbi maksimaliai, kiek tik tai gali. Čia žinai, kaip yra sakoma, jeigu nenori dirbti kažkam nuo 8 iki 5, dirbi savo kiaurą parą. Tai čia yra 100% tiesa, nes kai dirbi namie arba klientai parašo, ar dar priimsit. Aišku, kad priimsiu, nes aš dirbu namie ir aš galiu dirbti kiaurą parą. Man patinka, aš nemoku pasakyti ne, gal čia yra didžiausia mano problema iš tikrųjų. Tai tos mados konditerijoje egzistuoja ar ne? Jo, labai egzistuoja. Iš tikrųjų, anksčiau gal to nelabai pastebėdavau, bet dabar ypatingai ant tortų labai jaučiasi. Jeigu anksčiau tortai būdavo labai madingi dengti cukrinę masę, tai dabar jau nežinau. Kurios aš niekaip negalėdavau suprasti, kam ta košė skani gali būti. Dėl to aš ir negaminau tortų tuo metu, nes man paprašydavo padaryti su cukrinė masė, aš tiesiog nesuprantu logikos. Nusipirk tortą ir paskui jį, kaip sakant, nuviniotus. Taip. Tai dabar labai džiaugiuosi, kad pasikeitė tendencijas. Iš tikrųjų, ateinam į natūralumą, į retro stilių, vintažas, kas man yra labai miela širdžiai, labai džiaugiuosi, minimalizmas. Super. Draugai, ačiū, kad buvai. Granola, kuri tinka laikantis FoodMap. FoodMap. Opa, iš 5 karto. Rilastil odai, kuri verta geriausio. Alflorex Plus. Subalansuokite savo gyvenimą. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.